pusėserė pusbrolių, bet YouTube'as nelabai mėgsta vaikų darančių ASMR, tai man tą video ištrynė, tai šiandien filmuoju naują video filmuoju be vaikų. Tad linkiu gero žiūrėjimo arba klausimo tiksliau. Iš tiesų tai yra labai svarbu, kokį mes turinį žiūrim ir klausom. Noriu visiems pasakyti, kad pastebėjau labai daug lietuvių žiūri tokį turinį ir daro tokį turinį, kuris yra žeminantis kitus. Ta prasme, kažkaip per mentalitetas. Vat ką tik vieną video peržiūrėjau, nes atsiuntė, buvo padarytas apie mano draugę ir ta prasme, nėra vietos, kur prisikabint. Ir žmogus tiesiog prisikabina. Ir ką pasako mum apie tokius žmonės, kad jie nesiorientuoja į savo gyvenimą, jie orientuojasi kažkieno kito gyvenimą. Todėl jeigu tu esi jaunas žmogus ir tu kuri tokį turinį, tai nustok tokį turinį kurti. Orientuokis į save, į savo tobulėjimą, į pozityvą. Visat pozityvas pirmoje vietoj. Vietoj pozityvas ir pažiūrėk, ar tavo video yra naudingas, ar tavo video yra pozityvus, ar tu kuri kažkokį negatyvų turinį. Visat pozityvumas pirmoje vietoje. Pasakyk, sukurk video pasakydamas kažką gero apie tą žmogų, kaip tau patiko jo apranga, kaip tau patiko, kaip jisai kalbėjo. Dabar aš prisipažinsiu taip atvirai, kad aš užblokavau Puldemiko. Buvo video, kur merginos važiuoja į Rusiją ir Puldemiko prisikabino tiesiog prie jų ir sako, ką jūs čia darot. Ir žodžiu, irgi visiškai negatyvus turinys, kurio aš nenoriu žiūrėti. Man negatyvo turinio nereikia. Tai buvo apie merginas, tiesiog, kurios keliavo į Rusiją. Ir kadangi mes žinom, kad dabar yra karas, tai jisai irgi tą žino ir tiesiog labai negražiai sukūrė video apie jas. Ir aš manau, kad kiekvienas žmogus turi visišką laisvą teisę daryti, ką jisai nori su savo gyvenimu, keliauti, kur jisai nori. Ir tu niekad nežinai, ar tie žmonės turi giminių Rusijoje, ar jie tiesiog keliauja savo noru. Nes mes neturim jokios teisės teisti kitus. Tai va, tai čia buvo video. Man atrodo, aš nežinau, ar YouTube'o, ar TikTok'o. Man atrodo, TikTok'o. Ir aš tada po to video TikTok'e užblokavau Puldemiko. Gerai, galim pasitepti ranką su kremu. Oi. O, pamečiau ant kilimo. Na, nieko tokio. Pasitepsiu koją su to kremu. Ne rankas, bet koją. Koja. Gerai. Ir dabar rankom liko dar šiek tiek kremo.
kad ir mano video irgi būtų naudingi. Ir ne tik tai esame, bet ir kažkokios mintys mano, kas yra mano galvoje. Tai noriu irgi pridėti vertės į savo video. Ir šio video yra mintis, kad žiūrėkite turinį, kuris jūs pakels lygiu aukščiau, negu jūs jį pradėjote žiūrėti. Po video jūs turi būti vienu lygiu aukščiau savo mentalitetu, negu kad peržiūrėjai, negu kad prieš jį žiūrėdami, kokie jūs buvot. Labai yra geri video apie mąstymą, apie manifestacijas, labiausiai aš tokius video ir žiūriu. Mąstymas, manifestacijos, kaip tobulėti asmeniškai, kaip pasiekti tikslus, kaip pasitikėti savimi. Visi šitie video yra mano žiūrimi. Jeigu jūs norit, kad aš jūs žiūrėčiau, kurkit tokius video. Kurkit tokius video. Labai daug įsideda mūsų minčių iš kitų žmonių, ką jie sako, ir labai priklauso, kokie žmonės mus supa. Jeigu mus taip pat supa negatyvų žmonės arba žmonės, kurie elgiasi, gyvena taip, kaip jūs nenorit, kad gyventumėt, tai dažniausiai, kad jie jums ir darys įtaką. Jie ir nulems jūsų veiksmus. Jeigu jūs, žinot, tikriausiai šitą pasakymą, jeigu jūs gyvenat tarp, neatsimenu skaičiaus, tarp 5 milijonierių, jūs būsit 6, jeigu jūs gyvenat tarp 5, sakykime, girtuoklių, jūs būsit 6, jeigu jūs gyvenat tarp 5 sportuojančių žmonių, jūs būsit 6. Na tai visas šitas galioja su viskuo. Tiesiog su viskuo. Ir kartais reikia nebijoti atsirinkti žmonės. Nesvarbu, kad jūs liksit vienas. Svarbiausia, kad jūs tobulėtumėt ir eitumėt su kiekviena diena aukštyn ir geresnės savo versijos link. Nebijokit atsisakyti žmonių, kurie jums daro neigiamą įtaką. Aš, pavyzdžiui, turėjau mokyklos laikais draugę, kuri visad buvo negatyvi, labai visad buvo negatyvi, ir man nuo jos labai buvo sunku atsiskirti, nes vienintelė ją aš ir tada ir turėdavau, su kuria bendraudavau daugiau. Ir aš nenorėdavau būti viena, tai aš todėl bendraudavau, bet aš galvoju, gerai, kai pasibaigs mokykla, aš noriu pereiti į kitą mokyklą, nes ten 8 klasė buvo progimnazija ir jinai pasibaigė. Kai tu pabaigė 8 klasę ir tada jau į naują mokyklą ir aš nebenorėjau turėti jokių ryšių su ta mergina, nes jinai buvo visiškai negatyvi. Kiekvienas dalykas jai buvo negatyvus, kiekvienas dalykas jinai orientuodavo jį negatyviai. Kaip, pavyzdžiui, aš sakau, gerai, čia, sakykime, gavau mažesnį pažymį, negu norėjau. Gerai, ką tu galvoji? Reiškia, kitą kartą atkreipsiu dėmesį, kitą kartą pasimokysiu iš savo klaidų, daugiau pasimokinsiu, kažką padarysiu kito. Ir tada tas žmogus, jisai negalvoja apie sprendimus, jis galvoja, o tai čia mane dabar, nežinau, mama man kažką pasakys blogo, ten tėtis kažką blogo pasakys. Vat tokios mintys, kai tu turi galvoti išeitis, ką daryti, kodėl tau nepasisekė, tu turi galvoti išeitis, ką tu darysi, kad tau pasisektų. Ir
negatyvus žmogus, jisai galvos, oi, kaip čia nepasisekė, vat ir vėl nepasisekė. Žinot, tas toksai dalykas, kur būna žmonės sako, šiandien tai man niekas nesiseka. Ten va, ir vėl šiandien tas nepasisekė, nukrito ten puodukas su tušu, tai ir šiandien man nieks nesiseka. Tai todėl, kad jūs taip sakot. Bet jeigu jūs pagalvotumėt, kaip juokinga, kad šiandien tai man susidėliojo viskas, kad ir puodukas su tušu, ir lėkštė su tušu, ir dar pridegė kiaušinienė. Ir tada galvoju, bet tu nusijuoki iš tokių situacijų. Ir tada sakai, rytoj bus geresnė diena, rytoj skanę kiaušinienę valgysiu. Tai tokie esminiai paprasti dalykėliai, kad formuokit savo požiūrį į išeitis ir teigiamus dalykus. Ir žiūrėkit turinį, kuris jums atneša teigiamų emocijų ir teigiamų dalykų. Jūs turit pasijusti laimingesni, kad jūs peržiūrėjote tą video. Jūs turit pasijusti vertingesni kaip asmenybės, kaip žmonės, nes mes esam verti labai daug. Esam verti labai daug. Žinot, Dubajų, ten yra labai brangu pragyventi, bet ten yra gražu, ten yra prabangu. Ir mes esam verti visi gyventi tokio aplinkoj, prabangioj. Mes esam verti galėti pragyventi visur, kur norim. Mes esam, kiekvienas iš mūsų esam to verti. Jeigu jūs manot, kad nesat verti gyventi kažkur įžymioj vietoj, Niujorke, Londone, Australijoje, jūs esat verti visur gyventi, kur jūs tik norit. Jūs esat verti visko, kas yra šiame pasaulyje sukurta. Jūs esat verti nukeliauti į kosmosą, jeigu jūs norit.